Šventinsiam visą stulpį. Yra atvykęs Stadmadera gamintojas Paulius Lubys ir jo tėvukas Petras Lubys. Ir po to eisim atsigerti arbatos. Trumpa istorija kryžiaus. Pradėjo birti dalis, supuvo ir paėmėm ir pakeitėm į naują, pastatėm naują kryžių. Pagal projektą remiantį Klaipėdos rajono savivaldybės. Čia kur viskas vyksta? Gribžinių kaime. Dabar jau aišku. Gribžiniai. Kaimas Klaipėdos rajono savivaldybėje. 6 kilometrus į šiaurę nuo Gargždų. Prie kelio Gargždai Kretinga. Nepriklausomybės pradžioje iš gražaus pavadinimu Gribžėnai Vilniaus valdininkų buvo pervadintas į Gribžinį. Tai seniūnijos centras. Buvusi Gribžinių pradinė mokykla, beveik 100 metų veikusi, buvo uždaryta. Prie Gribžinių stovi kryžius ir koplytstulpis su Šventu Flarijonu, kurio kaip kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta 2016 metais. Netoli kaimo stūkso Gribžinių piliakalnis. 1994 metais statytas kryžius per dešimtmečius sudūlėjo, paseno. Todėl 2025 metais prieš visus šventus Gribžinių bendruomenė atstatė naują kryžių į pašventimą. Kiek truko gamyba šito? Porą mėnesių. Nu, jum ne naujovė, tie kryžiai, ne jau nepirm darot. Kryžius kaip ir naujovė, čia toks nestandartinis gaminys, katras reikalavo truputėlį ir kūrybos, ne tik tai tokie automatinį darbą. Aišku, ačiū. Kiek metų laikys? Ir mano anūkam ir proanūkėm užteks. Aš manau taip, nes tas anas kryžius kiek buvo metų? Kryžius. Ne, kryžius buvo statytas, dabar galvoju, 94. Ai, negalbūt Lietuvos. Jo, 94. Dar mokykla. Ai, nu koplytstulpis. Kaip ferma galėjo iš tų pačių tiek buvo sugautas. Nu, toks jau biškai, bet silpnas nestovom. Jo, tas lambesnis.